Atleiskit už tamsą, bet negalėjau nesulaikyti. Negalėjau susilaikyti. Neįtikėtina, aš prasakinėdamas pasižiūrėjau Ilja Laurso paskaitėlę apie investavimą. Aš neturiu žodžių. Atsiminkit, jeigu jūs buvot toj salėj, tai greičiausiai jūsų pavardė yra Durnius ir Durnė. Čia tipiška moterų pavardė Durnė. Ilja Laursas matosi įklimpęs į skolas, jeigu jau paskaitėlę skaito. Aš pats irgi nešventas. Sodrai moku ir VMI moku, bet mano sūnelėse čia yra juokas, palyginus su jo. Ten praeitais metais ar užpraeitais vos ne 200 000 eurų. Aš neįsivaizduoju, kas taip mokės už jo verslo seks inkubatorius, kad ir kas tai būtų. O tai gerą idėją, čia startuoliam padėsim. Neįtikėtina. Atsidedinėk 20% nuo savo atlyginimo. Gali viską sau leist. Kem 2 išeisi į pensiją. Aš neturiu žodžių. Aš suprasčiau, jeigu čia koks nors paauglys pats prisiklausęs tokių nesąmonių ir bandytų paskui YouTube prasukinėti reklamos skaitliukus, pasakotų šitus cirkus. Bet kai suaugęs dėdas visiems bando plaut smegenis apie investavimus, aš neturiu žodžių. Ir aš jums sakau, aš nieko jau nebesistebiu. Po visų covidų, šiandien aš mačiau, jau gana jauna moteris savo kibire važiavo užsidėjus medicininę kaukę. Dabar, 2023 metų, gruodžio kažkelintą. Kelintą šiandien jau pamiršau net. 18 gal. Aš neturiu žodžių. Aš čia aišku jį parodžiau, kad jinai Durnė. Greičiausiai pavardė yra Durnė. Kas nors sakys, čia nekrikščioniška. Aš pasakysiu jums, čia yra kaip tik krikščioniška. Tai yra pamokyk nemokanti, tai yra dieviška dorybė. Ir aš noriu jums padėti. Aš noriu jums pasakyti, niekas pinigais nesišvaisto. Gali paimti, išleisti ir aš visada pats padarai klaidą. Taip, aš valgiau per daug bandelių. Taip, aš gėriau per daug kavos. Ir taip, todėl aš įlėkiau į skolas. Bet taip, kad tu paimsi, ateisi su savo 500 eurų per mėnesį ir paskui 2 metų išeisi iš to pertekliaus į pensiją. Tai kaip sakant, čia yra Ilja Laurso pasakos. Ir man keista, aš sakau, aš negaliu patikėti, kad galima tokias pasakas pasakoti. Pilnai saliai, gerai, ten seniai, durniai, bet jaunimui plaut smegenis iš tom pasakom, kad maždaug tinginiauk, nieko neveikia ir tau pinigai eis, nes tu investuoji. Neįtikėtina. Aš jums sakau, aš Ilja Laursui, aš jam patariu. Geriausia investicija yra sveikata. Ir aš turiu omeny ne Ozempiką pirkti už 1,5 štukos per mėnesį, kaip tas Kilo Health daro, kur matosi jau visas kažkaip kaip išsipūtęs. Bet, va, aš dabar einu. Va, 1,5 valandos einu stipriu tempu. Čia aš dabar lėtai einu. Aš einu į sporto klubą. Aš ten, aišku, būnu 15 minučių tik tai. Aš važiuoju dviračiu. Aš kartais bėgu. Aš neryju kaip kiaulė. Ir aš sakau, Ilja, tavo pilvelis jau matosi nemažas ir kietas. Ir čia nieko gero nebus. Taip, tu nusipirksi Ozempiko. Taip, sumažės pilvelis, bet ir raumenys. Ir ateis mintis apie, nesakysiu ką, nusiėmimą. Jokie pinigai jums nepadės. Jums ne babkių reikia, jums reikia pabadaut bent truputį.